Toks patiekalas gimsta savaitgalį, kai valgyt norisi, bet į parduotuvę važiuoti tingisi. Tada atidarau šaldytuvą ir žiūriu, kogi čia jame yra. Daržovių yra, pievagrybių yra, mėsos yra. Gaminam. Pirmiausia, šiam patiekalui galima naudoti įvairias daržoves, tokias, kokias jūs tik norėsite, jas užkepsime su mėsą skardoje. Į skardą įsidedu iš karto kepimo popieriaus ir pasiruošiu daržoves. Šį kartą naudosiu, kągi čia aš radau, naudosiu papriką, naudosiu saldžiąją bulves, kelis salierų stiebus, cukiniją, žiedinį kopūstą. Pjaustysiu pjaustyklę, pasiruošiu pjaustyklę, paimsiu tokiais didesniais kubeliais ir ką čia imsiu dabar, tiesiog pradėkim papriką, čia visiškai nėra skirtumo, kokia tvarka jūs susmulkinsit, čia tiesiog bersim viską į skardą ir nesuksim galvos. Nesmulkinkite visai smulkiais gabaliukais, tiesiog turėkite minty, kiek kuri daržovė galėtų kepti. Cukinijos iškepa greitai, tai jas susmulkinu taip stambiau. Pirmiausia, ką čia pjaustau? Batatą tai pjaustykim tokiom skiltelėm. Šita pjaustyklė turi 3 rūšių sietelius. Vienas tokie stambus kubukai, kaip pjausčiau paprikas, dabar tokios skiltelės ir yra dar mažiukai tokie kvadratukai, kuriais galima pjaustyti ir svogūną smulkiai, ir morką smulkiai. Aš taip pjaustau brokelius, kai konservuoju šaltibarščiams, tokiais tada lazdelėmis galima supjaustyti. Ir tas smulkusis taip pat praverčia, jeigu jūs pjaustot baltą mišrainę. Dabar kopūstą žiedinį tik tai pasmulkinu, o tą dalį baltą, kurią mes paprastai išmestume, bet viskas kainuoja pinigus, tai irgi supjaustysiu, susmulkinsiu su pjaustyklė. Tiesiog jinai taip nesusitroškintų, o čia gražiai tarkšt ir vėl turėsim nedidukus tokius skiltelinius gabaliukus ir galėsim sunaudoti, sukepti. Taip pat pasmulkinu ir saliero stiebus. Patogu, kad pjaustyklė tokia pailga ir tada, jeigu mums reikėtų į šaldymo dėžutę, tarkim, šaldymui supilti patogu ir į kokį puodą išpilti patogu, kaskart pjaustyklės neplaunu, nevalau, tiesiog smulkinu viską iš eilės, turėjau pievagrybių, tai pievagrybius irgi įdedu, jie irgi duos tokio skonio. Dabar, kaip ir visos jau daržovės susmulkintos, imuosim į mėsą. Idealu, jeigu jūs turėsit pamarinuotą mėsą. Bet aš neturiu pamarinuotos, tai tiesiog imu vištienos kas čia šlaunų, ta mėsa tokia. Tai ją pasmulkinu. Ir vos nepamiršau svogūnų. Svogūnai čia dera, kokių jau turėsit daržovių tokių, bet svogūnų tai būtinai įdėkit, nes jie tarsi ištirpsta tokie ir duoda labai gerą skonį. Dabar viskas, daržovės sudėtos, mėsa sudėta, mums belieka tik tais sudėti prieskonius. O dabar tai jau pjaustyklę išsivalau, kad neliktų jokių gabaliukų. Ir dabar kokių dėsiu prieskonių, tai dėsiu itališkų tų žolelių, čia tokių ir bazilikas, visokių ten įeina. Dėsiu džiovinto česnako miltelių, galima aišku įdėti ir šviežias kelias skilteles įmesti, jeigu turit. Ir dedu pipirų. Su prieskoniais improvizuokit tokių, kokių tik norėsit ir pasūdau. Labai sūriai nesūdykit, nes dar pilsim tą kikoman sojų padažą, o jis ir ilgi sūrus. Ir truputėlį užpilu aliejaus ir dabar rankomis tiesiog pamaišau, kad prieskoniai pasiskirstytų, kad aliejum truputėlį viskas pasidengtų ir dedu į orkaitę 15 minučių. 15 minučių praėjo, dabar pažiūrėkit, truputėlį vieną pusę apkepė gražiai, tai apversiu ir dar dėsiu vėlgi į įkaitintą orkaitę 20-25 minutėm, maždaug žiūrėkit pagal savo orkaitę. Taigi, iš pradžių kepam 15 minučių įkaitintoje orkaitėje ir paskui dar 20 arba 25. Ir dabar pasiruošiu ryžius verdu šitame inde mikrobangų krosnelį, nes man patogu, prie jo nereikia stovėti. Tiesiog įdedu ryžius, užpilu verdančių vandeniu, uždedam abu dangtelius ir dedam į mikrobangų krosnelę 14 minučių. Kai 14 minučių praeina, žiūrėkit, vanduo kilo, vėso, leidusi atgal į indelį ir neišbėgo. Tai o ryžiai gavosi tokie birūs, dabar mums belieka tik tais užkasti sviestą, kad jisai ištirptų ir jau kaip tik mūsų daržovės pabaigs su mėsa kepti ir galėsim sudėti. Galima padėti taip atskirai, bet aš mėgstu tiesiog uždėti visus ryžius, juos palyginti, tada dar
palaistyti sojų padažu. Idealiai čia tiktų teriaki padažas, bet aš teriaki neturėjau, tai dedu sojų padažą, jis duoda ir sūrumą, ir tokį skanumą. Ir dabar galima barstyti krapais, galima petražolėmis, o aš pabarstau liofilizuotomis, smulkintomis petražolėmis. Tai žiūrėkit, ir gražu, ir skanu. Taigi, viskas, mes jau einam valgyti, o jeigu jūs norėsite įsigyti Tupperware gaminių, ar tokią pjaustyklę, ar kažkokių kitokių, ar puodų, tai rašykit man iki susirašymo. Iki mielų.